Sveiki visi susirinkę vėl prie televizijos, internetinių ekranų. Mano vardas Živilė ir mes vėl tęsime Nekšerė News tinklalaidę. Ir šiandieną mes susitinkame su Antanu Bernatoniu. Šis žmogus, jaunuolis, buvo vienas pirmųjų Lietuvoje, kuris pradėjo įvedinėti dirbtinio intelekto tematiką į Lietuvos verslus. Ir dabar mes apie jį išgirsime ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Jis yra įkūręs YAI agentūrą, yra žinomas lektorius, turbūt prakonsultavęs, pramokinęs šimtus verslų kartu su savo komanda. Na ir šiandieną turime galimybę prisėsti, pakalbėti apie dirbtinį intelektą ir kur mes link kaip visuomenė judame. Labas, Antanai. Labas. Nu, sveikas atvykęs. Taip gražiai pristatysiu, viską pradžiai, žinai, tada žiūri, kada suklysi, žinai, kada čia išgrįsi kažkur puikiai. Vakar skridau į Lietuvą, žinok, ir repetavau tiesiog. Man atrodo, tiesiog avatarą atsintai savo. Galbūt tiesiog tokį tavo internetinį įvaizdį esu susidariusi, mes esame pažįstami iš anksčiau ir turėjau tas pirmosius tavo vizijos pičius vadinamuosius. Kaip baliai buvom, valgėm patajus. Taip, ir tu jau tenais jau žiūrėjai futuristiškai apie technologijas, inovacijas, kaip kitaip galima padaryti, kaip galima sužaisti su tais verslais ir nedaryti pagal standartus ir turbūt per šitus kelis metus per visas internetinės raiškos ir komunikacinės priemonės taip ir susidarė tas bendras įvaizdis. Tai ar kažką praleidau? Tikrai taip. Buvo praleidimo, bet apskritai, jeigu kalbėsim nuo to meto, mes prieš 2-3 metus su Živilė susipažinom Balyje. Tenai pabendravome nedaug, bet turėjom bendrų draugų ir po to prasidėjo bendravimas ir ta visa bangavimas, tas intensyvesnis prasidėjo. Ir faktas, kad per tuos 2 metus tų pokyčių ir galimybių ir viso kito mes matome, kiek jų daug išėjo. Jeigu tuo metu aš ten fantazuodavau dar nuo 20-21 metų konferencijose kalbėdavau, sakydavau ten, Hebra, žinokit, mes labai apie kitus dalykus po 5 metų kalbėsim ir pamatysit, kaip jūs galvosite apie tą dirbtinį intelektą integruoti, ne tik, kad čia Spotify'us ten ir Netflix algoritmai, bet kaip kiekvieną dieną jis ateis ir keis dalykus ir tuo metu žmonės sakydavo, nu, dar vienas čia pasakoja apie robotus, kas čia lauks, bet realybė yra tokia, kad šiai dienai čia mūsų naujas standartas yra, jeigu per daug net kalbam apie tą dirbtinį intelektą, pavargę visi esam. Vat ir paminėjai, per daug kalbam apie dirbtinį intelektą. Dabar visos naujienos yra dirbtinis intelektas dirbtinis ir per asmeninę prizmę. Ir per korporatyvę. Bet iš tiesų dėl to galbūt ir nusprendėm pasirinkti tą direktyvą, ir net, kad dabar einam ant naujos bangos, jog nemažai didelių korporatyvių, netgi įmonių vadovų pradėjo garsiai kalbėti, kaip pavyzdžiui Shopify'us, ar ne, kad mes pirmą turime samdyti dirbtinį intelektą ir tik tuomet samdyti žmogų. Tai turbūt bus labai įdomu šio pokalbio metu su tavim panagrinėti, kaip tu matai šias tendencijas, kas yra tiesa, kas yra labiau mitas ir galbūt vadinamasis hypas, ant kurio važiuojame. Ir tiek, ir nežinau, galime ir pradėti. Tai kur mes dabar po šitų 5 metų nuo vadinamųjų futuristinių sapalėjimų galbūt pradžios esame su dirbtiniu intelektu? Tai labai gražu buvo stebėti tą pokytį, nes viskas nuo ko prasidėjo. Tai turbūt irgi mes kaip pradžią to galime vadinti tokią pasaulinę, kur ta tema iškilo, nes prieš tai buvo aptarinėjamas siauresniuose ratuose, tie kaip modeliai, apskritai kalbos modeliai atsirado, buvo jų pirmi panaudojimai, tai ten tikrai tas buvo įdomu labai nedideliam ratui žmonių, nes nesuprasdavom naudos ir aš dėkingas, kad man pavyko tuo metu įeiti ir pamatyti ir aš jau tuo metu buvau užsidegęs. Tuo metu ta kokybė, kurią mes turime šiandien, buvo daug prastesnė, bet jau tada man išneždavo galvą visos tos galimybės ir matėsi tas pokytis labai skirtingas. Tai pirmas galbūt buvo, kaip visada yra technologijų ciklai, kaip jie adaptuojasi, kad pradžioj tai yra nežinoma beveik niekam, labai siauras ratas, tada tai tampa baisu. Tada tampa gąsdinanti technologija yra, tenai visų, kaip su elektra buvo, kad čia nužudys mus, telefonai buvo tas pats, kad čia bangos, juk ten viską sukelia, ten, žodžiu, mirsim bekalbėdami. Ir tada ateina adoptionas ir augimas didelis, kur didžioji dalis žmonių pristaiko prie tos technologijos. Tai turbūt ChatGPT yra atsiradus, visi ir pradėjo apie tai kalbėtis, iš lūpų lūpas sklido tas balsas, tie skaičiai, mes visi juos žinom, jie buvo baisiai dideli augimo. Ir faktas, kad per tą laikotarpį mes matėme labai skirtingus etapus, kur žmonės matė, tada jau buvo didžiulė baimė,
tada buvo hypas atsiradęs ir dabar mes tokį, irgi atėjo tas naujas etapas, buvo jau praėjo, nu, jis vis dar tęsiasi, nes labai skirtingi tie etapai, bet nusivylimų, kad čia, tai čia nebus taip, kad aš pasakau ir man automatizuoja viską ir žmonės, kai tokių rezultatų negauna, tada, nusivylimas, tai čia nesąmonė, bet dabar, į kurį mes jau pradedam perėti etapą, jeigu praeitais metais jau buvo pradėta šipinti nemažai demo aplikacijų įvairiose organizacijose, kur ne tik tai ChatGPT yra AI-us, bet tai yra kur kas sudėtingesnės sistemos, kurios integruojamos į procesus. Tai buvo testinės versijos, dalis jų pasiteisino, dalis jų visai nepasiteisino. Tai dabar mes jau ateinam į etapą, kur vadovai, kur board memberiai įmonių, jie mato, kad čia man neužtenka tiesiog prasirinkti, kad AI strategija yra ChatGPT licenzijas arba Copiloto nusipirkti, kad čia nėra AI strategija, kad tiesiog demo chatbotus pasileidinėti vidinius, kad irgi čia nėra AI strategija, bet vietoj to mes turime susidėlioti aišku planą, kad ko aš noriu iš to gauti, kokie yra mano dabartiniai resursai skiriami tam tikrai užduočiai ir gaunamas outputas ir koks gali atsirasti skirtumas toje užduotyje, kiek aš galiu gauti geresnį outputą ar sumažinti resursų skaičių skiriamą toje vietoje ir pradedama matuoti tam tikrą vėlgi grįžtamąją, naudą iš tam tikrų sprendimų ir dėl to daug atsakingiau jie pradedama rinktis, nes mes jau ir matome ir gerųjų pavyzdžių, to pačiu ir matėme, kas neveikia. Tai vėlgi, sakyčiau, atsiranda brendimas rinkoje, kad ne tik tai lakstyti paskui dalykus, bet iš tikrųjų atrasti fundamentus ir pasirinkti tikslinės sritis, kur aš noriu tą dėmesį skirti. Taip. Bet labai įdomu, tu čia pasakoji apie tą ChatGPT integravimą į įmonės procesus ir tikėjimąsi, kad viską išspręs, viską pakeis. Kokie pagrindiniai lūkesčių nesutapimai, kai ateini į įmonę, pravesti savo mokymų, pasidalinti skirtingais atvejais ir dažnai turbūt susidurėme, kad tikimės, kad dabar tai viskas jau išsispręs. O tai labai gerai pasakyti. Būna labai skirtingų įmonių, labai dažnas atvejis įmonėse būna, kad yra lūkestis vienas, kad sako, mes čia norim mokymų ir po mokymų ten jau norim, kad viskas tai būtų. Norim, kad mums personalizuoti mokymai būtų ir dar, kad čia po jų jau būtų tenai viskas, mums čia spriktelt reikės ir pasidarys. Tai faktas, kad taip nenutinka ir kodėl, nes mes turime tą nelogišką lūkestį technologijai. Nes kaip anksčiau mes žiūrėdom bet kokią technologiją, jeigu pažiūrėsim kompiuterius, jeigu pažiūrėsime ten telefonus, kurie buvo Excelį tą patį, jeigu mes paimtume, ko mes tikimės, kad mes duosime užduoti technologijai, suskaičiuok, padaryk sumą man šitų sulpelių ir aš žinau, kokį outputą gausiu, kad teisingai suskaičiuotas sumą tų sulpelių. Aš žinau inputą, žinau outputą ir aš tikiuosi teisingo atsakymo. Bet kiek aš turiu sverto su šituo, aš esu labai ribotas būtent toje užduotyje. Lygus sum ir viskas, jisai man nesukurs paveikslėlio kačiuko iš tos sumos ar kažko tokio. Tai aš kažką paspaudžiu kompiuteryje aplanką, jis man atsidaro ir aš gaunu aplankalas atsidaro ir aš galiu atsidaryti failą jame. Kas yra su dideliais kalbos modeliais ir daugiau AI-us paremtomis sistemomis AI-umi, tai mes su jais turime mažesnį pasitikėjimą, tai kitaip tariant, ta klaidos tikimybė yra daug didesnė. Nes aš žinau, kad visi, kurie naudoja kalbos modelius, puikiai žino, aš duodu kažkokį klausimą, duodu užduotį ir aš nežinau iš tikrųjų, ką gausiu, nes gali būti ir tas, ypač jeigu pradedantysis esu. Bet tai aš šitoje vietoje gaunu mažiau pasitikėjimų, bet gaunu daug didesnį svertą. Leverage mano, ką aš galiu padaryti su tuo technologija yra daug platesnė. Ir dėl to dabar yra labai įdomus etapas, kai mes turime pakeisti savo šiek tiek požiūrį iš to tikslumo, kad aš vieną mažą dalyką padarau, kitą gaunu. Mes turime pereiti tą svertą, kad aš galiu padaryti daug daugiau, kažkiek mažiau pasitikėdamas ir kur man reikės pačiam įdėti daugiau darbo, bet ta gaunama nauda ir apskritai pasiekimas mano galimas yra daug platesnis. Taip. O kaip tu įvertintum dabartinę situaciją su Klarna, GitHub Copilot, Klarna kiek per savaitę paleido be proto daug darbuotojų ir viską automatizavo ir integravo būtent dirbtinį intelektą. Dažniausiai matome kol kas klientų aptarnavimo srityje, kad tai keičiasi daugybė industrijų. Kaip tu įvertintum, kas vyksta tada dabar su ta darbo rinka ir ką mums kaip darbuotojams ir įmonių vadovams reikia atkreipti dėmesį, jeigu norime sėkmingai toliau auginti verslus? Labai, ką pasakėjai, labai būna skambios tos žinutės, nes Zapiero žinutės, būna Salesforce žinutės, kad mes sukūrėm, ten neatsimenu skaičių, 5000 AI-us agentūrą per mėnesį.
labai skamba tikrai toks, eina savo, visi kažką daro, čia pas mus įmonė tik tai stringa, bet reikia nepamiršti, kad pats Salesforce'as ir pardavinėja tos įrankius, ne? Jo, tai irgi yra, žinai, faktas, kad negali būti batsivis be batų. Tai tikrai kartais reikia su kruopelyte atsargos vertinti agentų skaičių ir pasikeitimą, bet faktas, ką mes matome apie tą prieš tai frazę tavo minėtą, tai ir Fiverr'o vadovas, ir Duolingo vadovas, ir to pačio Spotify'aus vadovas, ką jie pasakė, jų skirtingai žodžiais buvo paleista pas juos žinutė įmonėse, kad samdyk AI prieš samdant žmogų. Fiverr'o vadovas sakė, AI ateina perimti tavo darbo, mano taip pat. Ir buvo visi tie vidiniai memai, kurie buvo nusiusti kolegoms ir tai tiesiog nurodo naują kryptį. Kad jeigu bet kurio vadovo turbūt paklaustum, ar jis turėdamas galimybę turėti tą patį augimą ir išleisti mažiau pinigų ar atleidinėtų, žinai, žmonės, jis turbūt pasakytų taip, nes žmonės yra didžiulis galvos skausmas dažnu atveju, visada nelaimingi, atlyginimai per maži, ten pirktų kiek nori tų sėdmaišių, kavos aparatų naujų, kažkaip vis kažko trūksta. Tai ir šiuo atveju ateina tiesiog tas nauja karta požiūrio, kurių jau buvo prieš tai labai nemažai, kaip mes vertiname rezultatą, kurį gauname. Ir šiuo atveju visada per paskutinį 100 metų vienas svarbiausių kampų buvo tempas, informacijos vaikščiojimo, kaip mes greitai galime pasiekti kažkokį rezultatą. Ir dėl to kompiuteriai prisidėjo prie to, kad mes galėtume greičiau skaičiuoti, padaryti darbus. E-mailas lėmė tai, kad mums arklio nebereiks, su kuriuo laišką nuneštume kažkur, ir dėl to tas greitis lėmė daug didesnius rezultatus. Tai dabar mes pereinam į dar vieną naują to etapą, kad kaip ir pradedam orientuotis ne tik tai fizinius, anksčiau gamybinius darbus, bet į kūrybinius darbus, kurių metu būtent dirbtinio intelekto įvairiausi agentai, sistemos paruoštos, kurias moderuoja žmonės, kurias prižiūri žmonės, bet jos galėtų atlikti daug daugiau užduočių ir tokiu būdu sukurti daug didesnę vertę. Tai ką tai reiškia organizacijoms, kad mes vietoj, kad iš esmės mes turime orientuotis, o kaip padėti žmonėms orientuotis į rezultatą, kad jis būtų pasiekiamas kuo greičiau. Kągi dabar tai reiškia, kad ne tik tai tikslas būtų praleisti dieną darbo vietoje 8 valandas, bet kad tikslas būtų, kad per tas 8 valandas kokią aš noriu sukurti outputą ir kaip man mažinti laiko iki to outputo prieimo, iki to rezultato pasiekimo. Ir šitoje vietoje prasideda įdomybės. Tai aš dabar labai pradedu skatinti organizacijose, yra toksai Parkinsono, jeigu neklystu, dėsnis vadinas, bet aš labiau mėgstu lietuvišką pavadinimą nakties prieš egzaminą dėsnis. Žinai, ką jisai reiškia? Per naktį nori padaryti visą ketvirčio raportą. Būtent. Jisai reiškia tai, kad kuo daugiau tu duodi laiko kažkokį užduočiai atlikti, tuo mažiau įdėsi pastangų tą užduočiai atlikti ir užpildysi tą laiką kažkokį skrolinimu, tenai vaidinimu, kad dirbi ir taip toliau. Tai kągi tai reiškia, kad mes dabar duodami darbuotojams užduotis, visiems duokim mažiau laiko užduočiai atlikti. Ir tai nereiškia, kad kokybė dėl to labai kris. Priklauso žinoma nuo užduočių, bet tai reiškia, kad jie bus priversti ieškoti būdų, kaip atlikti tą užduotį ir įdės daugiau pastangų. Nes mes, jeigu žinom, kad deadline'as yra rytoj, o čia 2 mėnesius aš kažką veikiau, mes tikrai surasime būdų, kaip padaryti tai iki rytojus, nes čia yra deadline'as ir aš jau tada turiu įsisavinti ir įrankius, ir procesus, ir čia atsiskleidžia tas galimas produktyvumas ir našumo augimas. O kalbant apie produktyvumą ir našumą, dirbi su daugybė įmonių, vadovų, darbuotojų, ar ne, skirtingomis taip pat ir tiek kultūromis, tiek kartomis. Ir ką tu pastebėjai iš savo patirties, kas liečia šių įrankių panaudojimui? Iš mano darbo perspektyvos aš labai dažnai susiduriu, kad didžioji dauguma mes linkstame link to, kad mes tingime galvoti. Mes galvojame, kad tie įrankiai padarys už mus viską. Čia galime paprasčiausiai paimti ChatGPT, nueiti į dabartinį LinkedIną ir labai aiškiai iškart pasimato, kas nukopijavo tiesiog labai prastų promptų, o kas... Hey folks, I'm thrilled to announce, po 2 metus nesidalina žmogus ir tada 3 pastraipų išmintis. Taip, bet ką pastebėjau ir labai kalbėjau su nemažai profesorių universiteto apie būtent vadinamą tą terminologiją cognitive offloading ir mačiau, tu taip pat irgi tuom apie tai komunikuoji, kad mes labai dažnai netgi savo kritinius sprendimus linkę esame jau dabar atiduoti dirbtinio intelekto platformoms. Kaip tu susiduri dirbdamas su įmonėmis ir ką mes galime apie tai padaryti, kad tai netaptų kažkokia tolimesnės bendruomenės ir visuomenės problematika?
Mes labai dažnai mėgstam projekcijas kažkokias daryti, kurios nebūtinai yra realios ir bendrai baimintis, ką padarys technologija žmogui. Ir čia buvo tas per amžius amžinuosius. Ir dabar, žinoma, vėl mes piešime tas projekcijas, kokias, o kas bus ir ką daryti, kad kažko nebūtų, ko dar nėra. Ne? Bet mes sakom, kad taip jau bus. Tai faktas, kad mes turėsime naujus standartus kokybei. Jau dabar mes atpažįstame ir kodėl mes atpažįstame tos LinkedIn postus, kurie yra apgailėtini ir kodėl mes juos atpažįstame, nes mes patys naudojamės įrankiais ir čia yra mūsų naujas kokybės standartas. Prisimink prieš 15 metų Facebook'e, jeigu tu buvai ir adsus paleidinėjai, tu bet ką paleisk, ten atrodo tas ROI-us įspūdingas, viskas veikia valio. Dabar, kiek mūsų atakuoja adsų, mes imunitetą išsiugdėm ir tam, kad mus pasiektų, turi žmonės vis geresnius funnelius statyti, optimizavimą daryti ir panašius dalykus. Ir reklamos turi pagauti mus pasiekti įdomiau. Mūsų kokybės standartas tame pakilo. Tai lygiai dabar ir su šitu. Jeigu mes orientuosimės į vidutinybę, ne rezultatą, tai faktas, kad tavęs kaip žmogaus, kaip profesionalo tiesiog nebereikės. Ne? Ir čia mes turėsim tą iššūkį didžiulį, nes jau dabar, kaip sakai, organizacijose ateini ir yra dalis tų žmonių, kuriems tu neleisk, uždrausk, jei naudoti, jie vis tiek atras būdų, nes tiesiog mato, kiek daugiau vertės jie gali sukurti. Ir jie nenaudoja, kad copy-paste, jie naudoja, kad padėtų mąstyti jiems. Kitoje pusėje žmonės tokie sėdi ir aš geriau viską žinau. Čia tikrai ir klausančių tokių yra, ne? Čia, aš geriau viską žinau, bet bijau, nes iš tikrųjų nežinau. Bijau, nes nepažįstu, kažkas naujo yra. Ir ką dėl to galima padaryti, tai žinai, yra kelios kryptis, tai kaip technologija gali vystytis. Tai jeigu technologija yra nepatogi, kaip šiuo atveju AI, mes tikimės, kad bus klik nėra ir mes tada sakom, čia vėliau gal bus, tada pradėsiu naudoti. Tai jeigu technologija neneša 10x kartų geresnio rezultato, kurį mes galėtume pajausti, mes technologijos tiesiog nepriimsime ir tokiu atveju, jeigu norime, kad jinai būtų plačiau panaudojama, mes ją turime pritaikyti darbuotojams, kad jie prie savo dabartinio proceso būtų integruojama prie jų procesų dabar, kad jiems nereikėtų keistis, nes behavior change, elgesio pasikeitimas yra vienas sunkiausių dalykų. Tai turi technologija prisitaikyti prie žmogaus. Ir tai tokiu atveju, jeigu technologija matysim, kad neša 10 kartų geresnius rezultatus, tai nesvarbu, kiek mums bus sudėtinga ją naudotis, mes išmoksime, nes tai tiesiog skirtumas tarp tų, kurie naudoja ir nenaudoja, bus per didelis ir mes busim priversti mokytis. Kur mes šiuo metu esame, tai buvo pirmas etapas, ChatGPT atsiradimas, kodėl žmonės, ChatGPT yra siaubingai nepatogi platforma. Mes jau prie jos pripratom, kaip prie standartų, kad čia yra OK, tas chatas, taip toliau, bet jeigu iš vartotojo perspektyvos UX pažiūrėtum, yra siaubas, bet kadangi jis veikia, kiti irgi perėmė. Bet tas yra šiaip labai nepatogu, bet tai nešia didelę vertę, dėl to mes susitaikėm ir išmokom. Dabar tie nauji update'ai ir nauji įrankiai, kurie ateina, dažnu atveju yra kopija, jie turi tik tai procentaliai biškį pagerėjimą truputėlį, kuris nėra akivaizdus ir dėl to mes to adoptionas, tas prisijaukinimas technologijos yra sulėtėjęs. Bet mes tada matom prisitaikymą labiau prie žmogaus. Google'o paskutiniai atnaujinimai buvo labai įspūdingi, kurie pristatė savo naujausias visokias programas. Viena iš jų buvo Flow video kūrimui. Ir kaip jie orientavosi tą programą, kad anksčiau, kad aš su jam kurčiau video, man reikia naudoti Midjourney paveikslėliui, tada paveikslėlį skelti Runway ML tam, kad aš sugeneruočiau 4 sekundžių kažkokį tai elementą, tam elementui reikia muzikos background ir visą tai dar 4 programą jungti turiu. Kam įdomu, jie mato, kiek galimybių ir kada aš galiu kurti, bet vis tiek tai yra jau sudėtinga. Tuo tarpu, ką Google'as ėmė ir pradėjo daryti, taikytis prie vartotojo, kad net mano mama galėtų kurti, žinai, filmukus, kur yra flow, kad tu sceną po scenos spaudi plus, aprašai, ar pratęsti ar ne, ir tai tampa daug intuityviau. Tai mes ir turime dabar tuos 2 kelius, kuriais bus einama. O kalbant apie organizacijų integracijas, ar ne, mes tam prieš atvykstant kalbėjome, kad turi mėgstamą metodologiją, HAS. Gal gali papasakot, kaip praktiškai organizacijos, kurios dabar mūsų klausosi, galbūt įmonių vadovai, kurie vis dar svarsto ir turi tą tokį kritišką mąstymą, kad čia gal mums dar nereikia pradėti integruoti, kaip gali organizacijos tai padaryti lengviau ir kokie yra tos metodologijos nukreipiančios. Tai mes visada turime šitoje vietoje atskirti. Labai dažnai žmonės maišo
EAUS įrankių naudojimą individualiam lygmeniui ir automatizacijas organizacijos lygmenyje. Tai čia yra du skirtingi dalykai, nes kai viena kryptis yra, kur mes norime treniruoti žmonės ir padėti jiems suprasti technologiją, ją prisijaukinti ir jos nebijoti savo užduotims, tai čia yra jau mokymai, kur egzistuojančius įrankius mes galime jiems paduoti ir jie pamatę vertę pradės juos naudoti. Bet dabar, kur mes rėjom, kaip pradžiui sakiau, kur yra vis daugiau organizacijų ir įmonių žiūri, kur mano yra atsiperkimas, kaip jį galiu apskaičiuoti ir kaip man tai judėti, tai dažniausiai kaip yra tai daroma, susėda komandos, prigalvoja panaudojimo būdų, use case'ų, ir eksperimentuojam, kuris čia mums paeis. Ir kas nebūtinai yra gera dalis, nes buvo irgi tenai, kas nustatyta, gal matai, kad 90, ten tas skaičius net nebuvo paminėtas, bet garsiai nuskambėjo, kad 95% EAUS pilotų feilina. Čia kur MIT tas tyrimas. Jo, bet kuris yra, kur visiškai netiksli buvo ir jo interpretacija ir apie ką tenai kalbama, tai tas vėlgi procentas visai kitoks ir tenai normalu, nes dauguma tų įmonių net nepabando iš tikrųjų pilotų, tai dėl to ir skaičiai iškrypti. Bet kitas dalykas buvo, kad dauguma, irgi kitas raportas ką pasakė, kad dauguma pilotų neveikia, nes žmonės nenori jų naudoti. Ir kodėl nenori naudoti, nes mes labai dažnai žiūrime pagal galimybės, ką gali technologija padaryti. Ne, ir gali šitą darom. Bet mes pamirštam kitą matricos kreivę, o ką darbuotojai nori atiduoti technologijai. Ne, nes jeigu mes darome technologiją, darome technologiją užduočiai, kurios darbuotojai nenori atiduoti, mes pasmerkti esam, kad darbuotojai atsisakys. Dėl to mes turime žiūrėti, ką žmonės nenori daryti, bet gebės technologiją padaryti ir tas vietas automatizuoti. Ir tam, kad jas atrasti, yra irgi iš to pačio raporto, aš žiūrėjau, kaip vertinimas tas buvo vykdomas ir labai fainą atradau metodologiją, kuri vadinasi Human Agency Scale. Kas yra Human Agency Scale? Tai iš esmės vietoje to, kad mes kaip dabar dažnai žiūrime, ar pakeis EAUS pardavėjus, arba pakeis direktorius, arba... Čia yra absurdiška frazė sakyti, nes ten kažkada gal ir pakeis, bet mes kalbėdami tą temą nieko nepasieksim. Vietoje to mes turime kiekvienoje profesijoje žiūrėti, kokias mes užduotis atliekame per dieną ir kaip atrodo tas procesas užduoties atlikimo. Ne, yra tavo, pavyzdžiui, užduotis, tu turi pasiruošti interviu su žmogumi. Ir tam, kad pasiruoštum, tau reikia atlikti žingsnius. Ne? Tu turi suprasti, koks yra podcast'o tikslas. Tu turi pasiskaityti apie žmogų, kas jisai toks, koks jo tipažas, kokia istorija, apie ką jisai kalba. Ne? Pasikalbėti su pačiu žmogumi, susirašyti savo klausimus. Yra užduotis ir yra žingsnių seka, ką turi padaryti, kad ateitų ta užduotis. Ir tokiu atveju, kai mes skaidome tas procesus, tas profesijas į užduotis ir užduotis į dar mažesnius procesiukus, mes gauname sąrašą tokių mažų panaudojimo būdų, kuriuos tada galime skaidyti į tą HAS metodiką. Kas yra ta HAS metodika? Tai susideda, įsivaizduokim, tokią lentelę ir yra nuo H1 lentelėje dalis iki H5. Ir kas yra H1? Tai yra užduotis, kurios gali būti visiškai autonominės. Ne, mes galime pilnai atiduoti AI arba technologijai. Kitoje pusėje H5 yra, kur visiškai atliekamos užduotis žmogaus, kur mes negalime. Ne? Kaip pavyzdys, iš Excelio perkelinėti informaciją į PDF arba atvirkščiai, kur tenai dabar turim ten buhalterę kažkokią, kuris sėdi, dėlioja tenai ir daro absoliučiai čia bevertį darbą, čia gali jau dabar technologija laisvai padaryti. Kitoje pusėje mes turime susitikimų su klientais ir santykių statymą. Visiškai yra žmogui dalykas, kurį mes norime atiduoti, nes tenai yra tiesiog per daug svarbos. Ir tada per vidurį yra H2, tai pavyzdžiui yra, kur technologija, kur EAUS ar technologija kažkokia kita didžiąją dalį gali atlikti žmogus, tik tai kažkokį įdirbį viduje turi padaryti. Per vidurį yra 50-50 EAUS ir žmogaus, ta H4 yra, kur daugiau atlieka žmogus, EAUS gali padėti ir H5 galiausiai visiškai žmogaus. Ir kai mes susidarome tokią lentelę ir turime išsiskaidę sąrašą tų savo užduočių, mes galime jį dėlioti į kiekvieną prie tavo vietų, kur kas gali būti atlikta ir tada iškart daug turėtų aiškesnį vaizdą, į kurias rytis aš galiu orientuotis, į kurias ne. Ir jau turint tą sąrašą, mes tada galime jau eiti į tą matricą, dirbtinio intelekto arba technologijos galimybių ir žmogaus galimybių matricos ir tenai joje susibraižė dėlioti kiekvieną iš tų use case'ų. Kiek norima automatizuoti ir kiek gali technologija, kiek nenorima tos užduoties atiduoti ir tokiu būdu susidėlioti savo pirmų prioritetų eilutę, kur yra tie top 3 panaudojimo būdai, kurie gali man apskritai galimi yra atlikti. Šalia jų tada jau galima pradėti matuoti, kiek dabar yra laiko praleidžiama
prie tos užduoties, ne, kiek žmonės praleidžia resursų, išleidžia laiko ir pagal tai pasižiūrėti, kur yra tie žemiausiai kabantis vaisiai, kurie man gali turėti didžiausią įtaką rezultatams. Ne, tai jau Pareto principas ateina. Tai. Man atrodo, kad šiaip tokį pasidaryti apžvalgą savo darbų, ką tau patinka, kur tau reiktų žmogiškojo indėlio, kur nereikia ir galima automatizuoti. Šiaip labai sveika pasidaryti organizacijai, įmoniai ir asmenims, kad suprastum, kur tavo laikas yra alokuojamas, kad ne tik kitas labiausiai vadinamasis urgent užduotis, bet tu tikrai skiri laiko ir strateginiam užduotėm. Čia atrodo kaip sveikas detoksas. Čia yra labai geras variantas, pailsėti, nes daug labai sako, aš neturiu laiko, ne, eiti į ją ir čia gilintis, nors ir užsisukęs sėdė savo, sukasi tame ratelyje, nesibaigiančių taskų ir užduočių. Bet iš kitos pusės, kas būna, tai irgi yra žmonės, kurie kol tas yra nepadaroma, yra tikrai vadovai, žino darbuotojai, kurie atrodo visą laiką užsiėmę, bet ką jie daro, aš taip ir nesuprantu. Taip. Visą laiką dirbau užsiėmęs, bet aš nesuprantu, ką daro. Ir iš tikrųjų, aš bendraudamas organizacijom duodu šitą užduotį ir buvo pavyzdys, čia dirbau su viena viešąja įstaiga ir sakau, darykit, va šitą tenai mes dar darėm šiek tiek detaliau, kur buvo procesas ir tada yra kokios užduotis atliekamos tam, kad procesas įvyktų ir koks yra outputas. Ir ten vienas buvo, kad bendravimas su partneriais. Ne, bendravimas su partneriais dėl kažkokių tai projektų. Nu, sakau, ir koks čia outputas? Ne, tai bendravimas pats iš savęs yra outputas, nes tai yra valandos, kurias aš praleidžiu, kad greičiau eičiau namo. Ne, sakau, kažko turi vesti tas bendravimas. Ne, bet bendravimas iš savęs, tai jau vien kai toks yra požiūris, jau labai daug pasako, kad žmogus neina kažkur, bet eina tiesiog ratuku, jau laikas namo, važiuojam. Taip, atidirbau savo pensiją, artėja, žinai, ir viskas. Tai šitai labai leidžia sudėti tas kapurėlės atsakomybės ir suprasti, tai link ko aš noriu ateiti ir kaip prieš tai minėjau, mažinti tą laiką ir resursus, kurie mums padėtų ateiti kito tikslo. Klausyk, Antanai, tu beveik terapeutas įmonė iš tiesų su šitam užduotim tampi. Nes daugiau po to prasideda mums ten temos, jau kur nueiname, kad galiausiai dienos pabaigoje nereiktų jaus. Ne, bet iš tiesų, kalbant apie nereiktų jaus, tai tikrai visom organizacijom reikia tiek daug tų skirtingų įrankių, gal kai kuriam užtenka mažesnių procesų optimizavimų ir integracijų. Apie ką kalbėjom, tai dažniausiai mes kol kas nekalbėjom apie įrankius. Mes apie ką kalbėjom, visą tai, apie ką kalbėjom iki šiol, tai yra tiesiog procesai įmonėje. Ir dažnu atveju, kaip ir sakai, nereikia daug įrankių, aš kaip tik sakau, labai dabar dažnas požiūris yra problema, kuriam programą, kuris spręs problemą. Sukuriama programa, iš to kilo naujų problemų, kuriam naują programą, kuris spręs tą naują problemą ir dienos pabaigoje vis tiek darbuotojai Excelį naudoja, žinai. Tai kad to nebūtų, žinai, aš visada skatinu visų pirma pažiūrėti, kas yra dabar sukurta, ką mes lengviausiai galime paduoti žmonėms, ką pradės naudoti, bet tiesiog susitvarkyti savo dabartinius procesus ir atsakomybės, kurie padėtų, kad ta technologija tiesiog ateitų papildyti užduotims, kur aš suprasčiau, ką aš noriu su to padaryti. Ne galybės įrankių reikia, ne, toli gražu. Yra tiesiog įrankių stekas, kuris yra, aš turiu 5 įrankius, kuriuos naudoju 80% savo užduočių ir man jų pilnai dažnu atveju pakanka. Kitu atveju, jeigu reikia daugiau, aš sprendžiu, tas verta ar neverta. O kalbant apie darbuotojus įmonių, kuri karta labiausiai atvira yra technologijų pokyčių ir mokymams? Faktas, kad jaunesnioji karta, jinai tikrai daug lengviau priima tą informaciją. Dažnu atveju tai čia vėl jie su ta technologija augo, bet čia nėra taisyklė, nes tikrai tų išimčių yra labai daug. Aš labai matau daug šiek tiek žmonių, kurie yra vyresni, kuriems galbūt lėčiau išeina pagauti pačią technologiją, bet jų alkanumas, nes koks yra jaunimo pranašumas, ne, ten yra žmonių nuo 15 iki 35 metų, koks yra jų pranašumas, kad mes jau pripratę esame prie ekranų, kaip intuityviai pajaučiam, kaip technologija veikia ir pradedam ją adaptuoti. Koks yra pranašumas vyresnių žmonių dažnu atveju, jų pranašumas yra, kad jie turi geba sutelkti dėmesį į vieną užduotį. Nes mes žinome, kad Gen Z, ne, jie ten dėmesio laikas yra 15 sekundžių, kiek jie gali išlaikyti ir tas to baigėsi. Ir lygiai taip pat su užduotimis, teks plešt, nesigauna, važiuojam kažką kito bandom.
Tuo tarpu vyresni žmonės, jie gauna ir jie gilinasi, jie turi kantrybės, jie neturi to intuityvaus procesą kaip mes, kad net prisiloginti jiems kartais kyla problemų, kai mes žinome, Google, Gmail, login, viskas. O jiems čia būna sunkiausia dalis. Bet kai jau jie yra viduje, jie tada metodiškai labiau geba apie tai mąstyti. Tai čia vėlgi yra tas kartų skirtumas, kurį mes ten negalima sakyti, kad čia va jau tiems vyresniems jau šakės ir lygiai taip pat apie jaunimas, kad čia apgailėtinas irgi negalim sakyti. Tiesiog yra skirtumai mąstymo. Tai čia yra jų pranašumas ir tikrai turėjau labai daug pavyzdžių, kur vyresni žmonės per mokymus pamatė tiesiog galimybės įrankių, jiems atsirakina kažkas galvoja ir jie tada pradeda kartais geriau varyti negu jų vaikai. Daug sunkiau su ta technologija, kurie atrodo turėtų draugauti, bet jie pamato per savo metodinį ir sisteminį mąstymą, kiek jie daug gali pasiekti. Ar turi kokį nors įdomesnį pavyzdį pasidalinti, kai atvykai į kokią įmonę? Žinoma. Tai buvo vienas pavyzdys, vienas didžiųjų Lietuvos bankų ir jų vienam iš skyrių vedžiau mokymus ir vienas iš įrankių, kurį mes su kuriuo dirbome mokymų metu, buvo Gamma App. Su 2m.gamma.app. Tai yra puslapis, kuris leidžia generuoti prezentacijas ir mes tenai irgi kūrėme koncepciją, tam tikrą strategiją organizacijos, kurią po to reikėjo įvilkti prezentacijos formą ir pristatyti. Ir po tų mokymų tas vadovas man kitą dieną rašo, sako, Antanai, ačiū labai už mokymus, kaip dažnai girdžiu, geriausi mokymai per 2-3 metus, kuriuos turėjom, reklama. Bet kas buvo juokingiausia, kad tas vyras sako, Antanai, aš vakar po mokymų grįžau namo ir mano dukra visą dieną, kaip tik tą dieną gavo užduotį, kūrė tenai apie Einšteiną prezentaciją. Ir žinai, kai būna su prezentacijom, sėdėjo, dėliojo ten tas detalės, kad tik gražu būtų, kad ten pavyktų. Ir aš sako, atsidariau Gamą, padariau ir sako, aš galvoju, ar sakyt man dukrai, ar nesakyt, kad aš per 15 minučių geresnę prezentaciją padariau, negu jinai per visą dieną. Sakė, negadinau nuotaiką. Negadinau nuotaiką, žodžiu, pasiliko. Nusipratau, skamba, kai sakome, šviesi ateitis su technologijom, o kalbant apie ateitį ir organizacijas ir pokyčius, kad mes kalbėjom ir prieš tai, kad reikia mums keisti ir mūsų požiūrį, apskritai, kaip mes tas technologijas ir procesus pritaikome dabartinėmi poreikiams. Kaip tu matai ateities darbovietę? Jeigu truputėlį pasvajojant, pasižiūrėjant, gal net ir dabarties, kokie didžiausi skirtumai jau dabar vyksta ir ko mes galėtume... Jo, tai gal aš pradėsiu nuo to, kaip yra tokie 3 scenarijai, kuriuos aš mėgstu, ne kuriuos aš ne pats esu čia, žinai, akmenėlis Žemaitijos žemėje, bet kur pastebi ir pasiemi žmogus ir matai atsikartojimus, tai vyksta ar nevyksta. Ir šiuo atveju yra tokie 3 galimi scenarijai. Tai pirmas yra neišvengiamas scenarijus, tai bus dirbtinį intelektą integruojančios įmonės. Tai dirbtinį intelektą integruojančios įmonės čia yra neišvengiama ir visos organizacijos eis link to. Kas tai bus? Tai bus organizacijos, kurios veikia kaip anksčiau, jos prideda dirbtinio intelekto įrankių savo procesuose, savo darbuose ir jų tikslas yra kelti darbuotojų produktyvumą ir tas pasiekimas, kurį mes orientuojamės, yra apie 2 kartus. Kad mes 2 kartus galima pakelti darbuotojų produktyvumą priklausomai nuo užduočių, bet kai kurios užduotis ten bus galbūt visai eliminuotos, kai kurios 4 kartus padarysim, kai kurios liks taip pat, arba daugiau kaip tik dėmesio turėsime skirti, bet vidurkyje siekiamybė yra apie 2 kartus. Tai čia šitas scenarius yra neišvengiamas, jame mes atsidursime per 5 metus tikrai, kurios organizacijos, jau kai kurios organizacijos yra tenai. Čia kaip pasakymą, ten mes patys su YAI, aš sakau, galėčiau papasakoti tą istoriją, kur pas mus buvo daugiau žmonių, dabar pas mus liko vos keli žmonės, nes mes tiesiog pamatėme, kaip galima optimizuoti procesus, kur net AI-us nereikia, kur AI-us atėjo, kiek mes matėme augimą tenai, pavyzdžiui, outboundo rezultatuose susisiekimui su įmonėmis pardavimuose, 5 kartus paaugimą su mūsų sistema, kurią pastatėme. Tai nereiškia, kad ten nebereikia žmogaus, bet žmogus nebedaro outreach'o, jisai kontaktuoja iš karto su įmonėmis, kuriuom užmegztas buvo kontaktas. Tai čia kaip pavyzdžiai tiesiog. Tai 2x yra minimalus siekiamybė, kur mes ateisime šitą scenarijų ir jau dabar turi būti tas prisitaikymas. Antras scenarijus, kuris yra labai tikėtinas, tai yra dirbtinio intelekto paremtos įmonės. Tai kas tai bus? Tai bus iš esmės naujos organizacijos, kurias kurs darbuotojai, kurie buvo protingi žmonės, dirbo darbovietėje, jie matė, kad yra problemos ir jie neturi įrankių, negauna įrankių toms problemoms spręsti, dėl to jie nusprendžia kurti savo įrankį
tai problemai ir tokiu būdu statyti labiau visą sistemą ant jo. Jie mąsto jau sistemiškai, jie kuria naujas sistemas. Ir šitoje vietoje jų tikslas ir jų siekimybė yra 10 kartų, ne, produktyvumas. Tai čia jau yra inovavimas, čia yra tikėtinas scenarius, kur mes jau matysime 10 kartų pagerinimus. Vėl įspūdingi skaičiai, kai pagalvoji, bet ir dabar jau atsiranda tie pavyzdžiai, bet tai dar nėra standartas. Dėl to šitas scenarius yra tikėtinas, kad jie ateisim kaip ir dabar. Ne, tai turėjome ten 95 metais vienos įmonės buvo, dabar atsiranda, tada buvo kitos, dabar vėl atsiranda dar vis naujesnės, bet orientuojamasi bus į tokius skaičius. Ir trečias scenarius, kuris yra šiek tiek utopinis, bet nėra neįtikėtinas, kuris yra toksai kaip crazy, tai yra dirbtinio intelekto yra įmonės. Kas tai bus? Tai bus iš esmės organizacijos, kurios yra valdomo didžioji dalis užduočių autonomiškai, kurie atsiranda visiškai nauja ir rinkos struktūra ir komunikacija, kurios mes dabar dar negalime suprasti, ne, kaip būtumėm pasakę prieš 200 metų močiutei, kad mes čia, kaip mes čia veikiam dalykus, podcastus kalbam, čia šnekam, šviečia, tai kaip jai būtų čia, sakytų, kad čia vaikelį šneki, tai lygiai taip pat mums kažkas yra tai, ko mes dar negalim suvokti, nes ką mes galim suvokti, yra pakankamai ribota. Ne? Avatarai, naratyviai yra maždaug ta riba, o kas už jos, kad galėtų būti kitaip, jau mums muštų skaitliukus. Ir su šita nauja rinkos dinamika, tas augimas ir pasikeitimas gali būti iki 100 kartų ir kaip ir minėjau, čia yra mažesnis scenarius. Tai mes dabar link to turime pirmus žingsnius. Tikrai matau įmonės mažiausiai, ką gali pasimti, tai pavyzdžiui, po tų mokymų, kurie atkeliauja tenai, dabar jau tų mokytojų tikrai nemažai yra, kad jie jau kokį produktyvumą ir darbuotojų požiūris į technologiją ateina, iki tol, kol yra kuriami tos sistemos ir agentai, HAS metodologija ir kitų, kurios pritaikomos, integruojamos procesus ir būtent tada ir prasideda žmonių mažinimas ir kokybės rezultatų auginimas. O kaip manai su to žmonių mažinimu ir proceso optimizavimo, ir mes neįdam link to terminologijos anti-human society, kad visgi technologijos paima viršų ir mes truputėlį nutolstame nuo to žmogiškojo ryšio? Ar technologijos paima viršų, ar žmonės atiduoda technologiją į tą viršų perimti. Nes čia, žinai, jeigu mes to nenorėtume, mes to labai galėtume turbūt išvengti, bet mes turbūt matome pavyzdžius iš to, kaip keičiasi mūsų bendravimas, iš to, kiek žmonės praleidžia laiko su technologijomis ir bendraudami online visų pirma, bet dabar jau lygiai taip pat su avatarais tas bendravimo skaičiai yra crazy, yra ta įmonė Character AI, jau kelinti metai jinai yra ar net trečioje pagal populiarumą vietoje ir Character AI, ką leidžia aplikacija, leidžia tau susirašinėti su bet ko pasaulyje. Su Jėzum, su Buda, su Steve Jobsu, su Eltonu Johnu ar ko tik tai nori. Ir ta aplikacija turi įspūdingą tiesiog engagementą. Tai vienos sesijos laikas yra apie, dabar gal sumažėjo kažkiek, bet apie 25-30 minučių. Ir tokių sesijų čia kaip Instagram'e mes, žmonės ne vieną kartą per dieną užeina, tai žmonės praleidžia po kelias valandas per dieną, chatindami tiesiog su avatarais. Ne, ir tokių aplikacijų yra labai daug. Ne, vienas populiariausių aplikacijų apskritai dirbtinio intelekto yra tenai 2 vaikinai merginos dirbtinio intelekto. Ir čia niekas nespaudžia tavęs taip bendrauti, bet žmonės patys pasirenka tenai nueiti. Jie sako, čia vienišumui gydyti taip toliau. Čia aš nesiryžtu vertinti, ar čia yra gerai ar blogai, nes nepaisant nuo to, kaip aš vertinsiu, tai vyksta, nes žmonės pasirenka imti ir atiduoti tą. Ne, mes galėjome tenai išvengti ir nenaudoti telefonų, bet tiesiog jie davė naudos ir mes pasirinkome, ar tai gerai ar blogai. Iš vienos pusės komunikuojam, žino mama, kur aš esu, viskas tvarkoj. Iš kitos pusės mes matom, kad susėdus prie stalo jau ten telefonas dominuojanti vieta yra, o nebe pokalbiai. Tai tikrai mes einame link to, bet nesakyčiau, kad technologija perima, mes žmonės labai noriai imam tą ir atiduodam. Ar tai gerai ir blogai, manau, mes negalim vertinti, nes tiesiog čia yra pokytis, mes norim prisigazinti, mes visada gaziname, mes vakar išgirdau įdomų terminą apie arbaletą, kad arbaletas atneš pasaulio pabaigą, net ten, kad kelintam čia amžiui tas bebuvo žmonės galvoja, nes galės jau ir paprastas praščiokas ateit nušaut vadą savo. Tai ir mes dabar matom, iki ko atėjom ir mėgstam mes visur, kad čia jau viskas blogai, bet čia mes lygiai taip pat turim tą savo vidinį diedą, kuris nesupranta ir dėl to priešintis ir burbėt nori. Ir čia nereiškia nei gerai, nei blogai, mums reikia turbūt tik priimti tą pokytį ir vėlgi dėti savo pastangas, kreipiant tą technologiją ten, kur mūsų vizija yra, o mes prie to labai nedaug prisidedam, bet prisidedam. Turbūt priimti ir mokintis, pažindintis, būti smalsiu.
ir tuomet viskas ir turbūt judės. Čia aš labai jau taip daisiu, būkit smalsus, žinai, būkit smalsus. Gal truputėlį nukreipė tą pozityvesnį pabaigą, ne? Jo, bet tas yra šiek tiek, žinai, kaip ir mes, kokius mes žmonės labiau mėgstam, ar ten tas burbančias tetas, kurios viskas nepatenkintas gyvenime, viskas blogai, kiekvieną dieną tą kryžių neša, ar ten tie, kurie smalsus, kurie klausinėja, kurie mokosi, nu tai, žinai, apie kitus lengva pasakyti, kaip apie tave pasakytų kiti žmonės, ar tu smalsus norintis, ar tu dėdas, ta teta piktą tampi, žinai, ir atpažint laiku tik tai. O žiūrėk, Antanai, jūs darėte su jūsų įmonė irgi pakankamai daug inovacijų, vis testuojate kažkokius nuo įrankių iki, mačiau, ir produktų kūrimo, gal per savo darbą tą specifiką, dirbdamas su įmonėmis ir savo vystydamas organizaciją, gal pastebėjai, kur tu galėtum inovuoti savo organizacijos viduje ir tai atsitiko sėkmingai ir kažką iš to galbūt sukūrėte ar privedė prie kažkokių sprendimų. Per pavyzdį turbūt galėčiau pasakyti, nes daug organizacijų ir tikslas turbūt, kur didžiausias galimybės sekėsi, kaip atsiranda, kaip ir minėjau, jeigu tu supranti savo sritį, tu ten supranti visą procesą ir kažkurio iš jų yra tos problemos. Tai, pavyzdžiui, kas buvo pas mus, aš irgi dirbdamas su kitomis įmonėmis pasibėjau, kad vienas dažniausių klausimų būna, o tai kaip dėl saugumo. Ne, kaip dėl saugumo, dirbant su skirtingais kalbos modeliais, kad nenutekėtų mūsų jautri informacija. Ten daug kas labai klausinėja šito klausimo, net dažniausiai tie, kurie nenaudoja JAWS, bet iš tikrųjų opus ir skausmingas klausimas. Ir mes tada irgi pradėjau žiūrėti būdų, nu tai jeigu tiek įmonių klausia, ką mes galim padaryti. Ir mes, pavyzdžiui, sukūrėme tokį sprendimą, jis vadinasi thesafe.ai. Tai jei kažkam įdomu, kas klausosi, gali parsisiųsti plėtinę, vadinasi thesafe.ai. Ne? Ir ką daro tas plėtinis, jisai leidžia, naudojantis skirtingais dirbtinio intelekto įrankiais ir rašant į juos užduotis, promptus arba informaciją, apsisaugoti, kad nenutekėtų tavo jautri informacija. Kaip suprast? Įrašinėjai promptą arba copy-pastinę, sakai labas, paruoš man ataskaitą pagal tokius duomenis ir surašai krūvą duomenų, telefono numerių, adresų, linkų netyčia įmeti kopijuodamas ar panašiai. Ir ką daro tas plėtinys, thesafe.ai, jis atpažįsta, kur yra jautri informacija ir tau iš karto, tau pačiam kartais net nepastebi tų dalykų, nes pamiršti, tau iš karto iškrenta dėžutę ir sako, žiūrėk, atrodo, detektinau jautrį informaciją ir nori, kad anonimizuočiau. Ir tu galvoji, jo, kaip aš čia taip, tu paspaudė anonymize ir tau nesusigadina promptas, bet tau tiesiog tas, kur buvo numeris telefono, jis pavirsta x-ais. Arba jeigu buvo e-mailas jautrus, patampa info@ random.lt. Ne, tai pakeičiama informacija, nesugadinant prompto. Ir labai mes galėjom pasiūlyti šitą įrankį kaip produktą organizacijoms, kur jos sakė apie tą skausmą ir joms tai išsprendė ir joms yra labai fainas, prevencinis įrankis, kuris yra labai paprastas, žmonėms netrukdo, o kaip tik leidžia turėti užtikrintumą. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kur mes pamatėme labai aiškią problemą, mes suformulavome galimą sprendimą, sukūrėme tą sprendimą ir dabar jį gali kiekviena organizacija, kas nori arba susisiekti, arba jeigu individualiai pasibandyti, irgi galima thesafe.ai nueiti ir pabandyti. Šauniai. Aš tai visai norėsiu patikrinti, nes būna kartais dedi informaciją ir tada galvoju, eik tu savo, šitą gal neturėjau kelti. Man panašiai būna, kad dažniausiai kaip copy-paste iš kažkur informaciją įmeti ir nori spausti enter ir būtent jisai prieš paspaučiant enter tau išmeta, sako, žiūrėk, Antanai, ir aš, cool. Tai jis man leidžia tokį saugumą pačiam jausti, kad aš nepridarysiu nesąmonę. Man atrodo, jeigu dar dirbi su klientais, labai tokio vadinamo credibility sukuria, ar ne, kur mes dažnai labai bijome nuo to duomenų nutekėjimo. Ir tas tam kaip pasiteisinimas dažnu atveju, kodėl nenaudojame dirbtinio intelekto įrankiai. Tai mes jau artėjame link pabaigos, bet dar turiu porą tų klausimų, Antanai. Kas tave dabar labiausiai žavi, kas vyksta dirbtinio intelekto pasaulyje? Net viskas tvarkoja, tu vedi tos mokymus su agentūros, darote daug įdomių projektų ir taip pat ir produktus kuriate, ar ne? Jeigu dabar, tarkim, gautume, nežinau, 1 milijoną investuoti kažkuriai dirbtinio intelekto sferą, galbūt startuolį ar technologiją, kur tavo akis nukryptų? Aš pasirinkčiau neinvestuoti. Investuoti į daržą, kaip tik ten, kur neateis dirbtinis intelektas. Bet vėlgi, sritis tos yra realiai kiekviena vertikalė procesuose, kuriuos mes turime dabar. Tiesiog, kad apie tą metodologiją, kurią kalbėjau, pasirinkti savo srityje vieną vertikalę ir eiti gilin į ją. Tai savo atveju, kur investuočiau, tai turbūt būtų HeyGenas, yra tokia aplikacija, kuri leidžia kurti jau dabar avatarus savo, dublikatus, leidžia versti kalbas, labai fainų yra panaudojimo būdų ir aš vis laukiu, kad jie paleistų ir pats labai laukiu to, kas čia, aš kalbu kaip pavyzdys savo srityje, kas tai bus.
avatarų, kurie gebės interaktinti su žmonėmis online live, kad ne tik tai skriptai įdedu ir mano avataras kalba, bet kad tu pasiskambini su manim online, bet aš tavęs nemėgstu, pavyzdžiui, labai, arba tingi su tavim kalbėtis, ir kad su tavim pasikalbėtų tas mano avataras, kuris turi mano know-how, jis kalba kaip aš, panašiai, bet aš galėčiau, kad perduoti tam tikrus, pavyzdžiui, nuobodžius pokalbius, kur čia žmonės kažką nori pasidaryti, būtent jam. Ne, o pats galėčiau eiti su žmonėm, kurie ten man patinka, su tai meičiu, žinai. Skambins kaip avataras, viskas aišku. Tai čia yra viena iš tų technologijų, kurios jau demo yra versijos ir laukiu, kol jinai bus funkcinė, bet čia kaip pavyzdys. Tai tokių pavyzdžių mes turbūt turime daug daugiau. Bet kaip ir visada, žinai, geriausia investuoti ten į tą vietą, kurią tu supranti ir kuri yra tavo žiniose. Tiesiog pritaikyti naują įrankį, kuris ateina padėti jai gyventi geriau. Tai turbūt mes kalbam ir apie AGI ir tikrai yra gąsdinti scenarijai. Čia nėra viskas, ne, ten gražu. Mano tikslas yra kalbėti per tą perspektyvą. Faktas, čia kažkas klausantis gali prisikabinti. O kaip dėl etikos, o kaip dėl tų saugumo. Visi tie dalykai yra daugybė podcastų apie tai. Galima eiti pasigąsdinti. Mes pasižiūrėkim ten, ką mes dėl to galim padaryti. Puikiai. Kokia būtų tavo paskutinė uždaromoji mintis auditorijai, kuri šiandieną su mumis klausosi ir gal turbūt vysto, kuria verslus ir galvoja, nu tai koks čia dabar mano tas kitas žingsnis sekantis, pirmasis žingsnis? Tai nu, vien jau jeigu žmonės klauso, tai turbūt pirmas žingsnis ir galėtų būti pasimti tą HAS metodologiją, šią LinkedIn esu trumpai aprašęs, galima pasimti tiesiog labai paprastai su kolegomis susėsti ir pasidaryti tą savo proceso analizę, ne, kad mes pasižiūrėtume, ką mes darome, kur mes praleidžiam daugiausiai laiko, ne, ir kurias užduotis mes praleidžiam daug laiko, bet tingim jas daryti arba nenorim, kur ir mano ta 20% įdirbio ir 80% rezultato ir pagalvoti tiesiog su pabrainstormint arba su pačiu ChatGPT, tuo pačiu ar ten kažkokiu kitų kalbos modeliu pasikalbėti, ne, tai ką aš galėčiau automatizuoti, koks mano galėtų pirmas tas žingsnis būti, kokią užduotį aš savo darbuotojams galėčiau pavesti su dirbtiniu intelektu. Tai čia toks, jeigu labiau strateginis, jei labiau funkcinis, ne, aš mėgstu visada prie praktikos pereiti, išbandyti naują įrankį, tai aš vis irgi pastebėjau, kad vis dar nemažai žmonių nežino Notebook LM įrankio. Tai yra Google įrankis, kuris leidžia įdėti savo žinias, ne, savo failus su savo informacija ir su ta informacija susirašinėti, podcastą susikurti ar panašiai. Tai va, susikurti pirmą podcastą važiuojant namo apie temą, kuri jums yra įdomi. Labai geras pavyzdys tenai. Tai toks vienas žingsnis, kuris tiesiog vėl iš naujo atrakina tiesiog tą smalsumą. Nes dažnai būna vėl ten po tų mokymų, po treningus įmonėm, po darbo su jais, nu, sako, 2 dienas užmigt negalėjau, nes iš tikrųjų tas aha momentas, kai ateina, kad čia ne tik tai ChatGPT parašau, jis atrašo pusiau nesąmonę, bet kai supranti principus, kas yra prompt engineering, kaip su juo komunikuoti, kokie tada įrankius tekai ateina į pagalbą jam, tu tą pradedi matyti kaip savo teamą, kuris tiesiog daug efektyvesnis yra ir protingesnis negu prieš tai buvo. Puikiai. Ačiū, Antanai, labai, kad atvykai, atneši tą gerą energiją ir savo žinias, tiek praktinės, tiek teorinės. Ir ačiū visiems, kurie šiandieną buvo su mumis, su Nextory News. Ir iki kitų kartų.